Birželio 26. Todėl, šventi broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, atidžiai žvelkite į mūsų išpažinimo apaštalą ir vyriausiąjį kunigą Jėzų Kristų. Laiškas Hebrajams 3 skyrius 1 eilutė. Dievo valia yra, kad visi Kristaus kūno nariai susidurtų su pasaulio silpnybėmis ir pajustų jas, kad tada, kai bus išaukštinti karalystėje, kada kaip karališkoji kunigija ateis pasaulį, būtų labai jautrus užjaučiantis didžią dvasiai. Mūsų viešpats ir vadovas, kuris neturėjo jokių puolusios žmonijos netobulumų, bet buvo šventas, nekaltas ir atskirtas nuo nusidėjėlių, turėjo imti ant savęs žmonijos ligas ir silpnybės, kad taip galėtų pažinti mūsų silpnumus ir būtų ištikimų vyriausiuoju kunigu. Būtų visai nelogiška manyti, kad pamokos, kurios buvo reikalingos ir kurios turėjo paruošti vyriausiąjį kunigą jo pareigoms ir tarnybai, buvo nereikalingos jo žemesniems kunigams, pašauktiems kentėti su juo ir karaliauti su juo. Broliai yra šventi, kadangi pašventė save viešpačiui. Jie yra dangiškojo pašaukimo dalininkais, kadangi tėvo pakviesti priėmė šį pašaukimą ir gavo šventąją dvasią. Vienas iš naudingiausių darbų, ką jie daro, tai pastoviai galvoja apie Kristų, tą vienintelį, tėvo siųstą į kunigų tvarkos vyriausiąjį kunigą. Tai jiems padeda eiti viešpaties pėdomis. Klausimai: ką man davė apmąstymai apie Jėzų? Kaip tai man padėjo tobulėti? Todėl, šventi broliai, dangiškojo pašaukimo dalininkai, atidžiai žvelkite į mūsų išpažinimo apaštalą ir vyriausiąjį kunigą Jėzų Kristų. Laiškas Hebrajams 3 skyrius 1 eilutė.